Sveiki gyvi, su jumis sveikinasi laida Renkuosi knygą ir aš, Audrius Ožalas. Šiandien kalbėsiu apie Rašytojų sąjungos leidykloje serijoje pirmoji knyga išleista Mindaugo Jono Urbano novelių rinkinį Dvasių urna. Leidyklos skelbtame pirmosios prozos knygos konkurse Mindaugas Jonas Urbanas laimėjo pirmąją vietą. Apie save autorius yra pasakojęs taip. Vaikystėje rinkau į degtukų dėžutę savo pieninius dantukus. Vėliau dėžutė kažkur dingo. Paauglystėje rašiau 4 eilius į storą sąsiuvinį, kuris kažkur prašapo. Viskas, ką kadaise kruopščiai kaupiau, pradingo prapuolė. Tik atmintis niekur nedingsta. Mirusieji sugrįžta įvairiausiais pavidalais į dvasių urną. Įsišaknyja šiuose tekstuose ir pasilieka tokie, kokie buvo, kokie galėjo būti. Gimiau 1989 metais, kai pasaulyje griuvo sienos ir skilo sąmonės kontinentai. Atėjau per permainų plyšį gyventi ir kurti naujoje eroje. Baigiau Klaipėdos universitete lietuvių filologijos ir režisūros studijas. Savo tekstuose prinešiau daug žemaitiškų žemių, vardų ir likimų, kurie suformavo mane patį. Pirmąjį šio rinkinio tekstą susapnavau. Kiti atėjo, kai atsimušiau į sapną ir prabudęs išvydau juos visus kartu. Visus išėjusius ir vėl sugrįžusius, tik šį kartą kitais pavidalais. Sugrįžusiais į dvasių urną. Ir iš tiesų autoriaus knyga yra prisodrinta autobiografinių motyvų. Knygoje netrūksta tamsių potipių, nerimo, tirštumos, dažna mirties praradimo tema. Skaitydama šią knygą neretai jautiesi taip, tarsi keliautum po mirusiųjų pasaulį, kurį autorius bando savo atmintyje iš įvairių detalių atgaivinti, suvokti savo ryšį su jais. Knygoje yra paliečiama ne viena skaudi tema, tarkime prievarta, seksualinis smurtas. Tačiau greta viso to yra ir kasdienybės poetika, sakralumas. Kaip teigiama knygos pristatyme, novelių autorius siekia atskleisti emocinius, gyvybinius, būtiškuosius kartų ryšius, susieti gyvuosius ir mirusiuosius, įveikti atmintyje nuolat atsiveriančias erdvės ir laiko properšas, materija, daiktai, kraštovaizdis, atsiminimai, nelyginant dvasių urnos, kurių metafora išauginama iki kosminių matmenų. Visa tai provokuoja, sužadina vaizduotę, padeda sujungti buvusį ir esamą mitą ir tikrovę. Estetiškai vertinga, kad šias kūrybinės intencijas autorius realizuoja rupiu realybės audiniu, kasdieniškai regimo pasaulio tekstu. Apie šią knygą literatūroje ir mene rašė Marijus Gailius, kuris atkreipė dėmesį į tai, kad šis autorius sunešė savo auką ant lietuvių literatūros kanono, kad kiekvienas debiutanto tekstas kažkur truputį Granausko, truputį Apučio. Ir pats autorius, duodamas interviu Žinių radijui, prispažino, kad jam didžiausią įtaką literatūriniams pasirinkimams darė ne kokie šiuolaikiniai rašytojai, o mokyklinės programos autoriai. Kaip rašo Marijus Gailius, jautrus ir vaizdingi, prikaišyti skoningų ir šadingų palyginimų, degtinė butelėje kliuksėdavo lyg angelų juokas. Pirmosios knygos laureato tekstai primena, kad jeigu tik norisi, nešioti galima netgi išauktinį tėčio švarką, kad literatūra laiduoja individo ir tautinės atminties tęstinumą, ir kad gyva gali ir turi būti ne tai, kas jau mirė. Tiek apie šią pirmąją Mindaugo Jono Urbano knygą Dvasių urna, kuri tikiuosi bus tikrai ne paskutinė, nes ši pirmoji jo knyga įrodo, kad turime dar vieną gabų rašytoją. Tiek šį kartą laidoje Renkuosi knygą, su jumis kaip visuomet buvau aš, Audrius Ožalas. Geros jums dienos ir gerų skaitinių.